Patį mažiausią Seiko gamintojo pupelinį kavos aparatą Seiko X-Mol. Šis kavos aparatas tinka tiek buičiai, tiek mažiems biurams. Jisai yra labai paprastas naudojimui. Taigi, tai yra iš viršaus yra anga, į kurią yra įpilamas kavos pupelės. Tiesiog reikia pakelti dangtelį ir čionais maksimum telpa 180 gramų kavos pupelių. Iš kairės yra konteineris, kurį patraukus yra įpilamas vanduo. Maksimaliai galima įpilti į šitą konteineriuką 1 litrą vandens. Iš dešinės yra konteineris, kuriame yra jau sumalta kava pagaminus kavos produktus. Maksimaliai telpa 8 puodelių maltos kavos kapsulės, kurias reikia periodiškai išmesti. Taip pat yra vandens nutekėjimo latakėlis, kuriame susikaupęs vanduo irgi yra labai paprastai išpilamas. Tiesiog yra patraukiama ir išpilama į kriauklę perteklinis vanduo. Kavos aparatas yra paprastas tuo, jog jūs vieno mygtuko paspaudimu galite pasidaryti 1 arba 2 juodos arba espreso kavos puodelius. Čia yra programuojamas mygtukas espreso kavai, čia yra programuojamas mygtukas juodai kavai standartiniam dydžiui. Dydžius galite susireguliuoti patys automatiškai. Paspaudžiate mygtuką, laikote, padėję puodelį apačioje ir tada įsijungia paprastasis programavimo procesas, kur jūs laikydami mygtuką jau automatiškai programuojate vandens kiekį. Kaip norimas kiekis yra pasiekiamas, jūs tiesiog mygtuką, kurį programuojate, atleidžiate. Ir to pasiekoje jau sekantį kartą, kaip jūs gaminsitės kavos produktą, jūs tiesiog paspaudžiate mygtuką ir jūsų užprogramuotas gėrimas visą laiką pasidarys toks pats. Taigi, čionais yra sukamasis mechanizmas, kur jeigu jūs pasuksite į kairę, kur yra nupiešti garai, per šitą vamsdelį eis karšti garai, kuriais galėsite susiplakti pieną, panardinę šitą vamsdelį piene ir susiplakę pieną ir iš pieno kaip gaunasi pieno puta, ant viršaus susipylę kavos, gausis kuo puikiausias kapučino arba latte. Jeigu pasuksite sukamuoju būdu į dešinę link lašo, automatiškai pradės per vamsdelį bėgti karštas vanduo ir jūs galėsite pasidaryti arbatos. Dabar pademonstruosiu jums, kaip padaromas 1 ir 2 vienu metu kavos puodeliai. Pirmiausiai gaminsimės juodos kavos didelį puodelį. Paspaudžiame. Kavos gaminimo procesas prasideda. Produktas gaunasi labai kokybiškas, o tai išsilaiko labai ilgai. Procesą bet kada galima sustabdyti rankiniu būdu, kaip aš tai ir padariau. Dabar pademonstruosiu, kaip vienu metu galima pagaminti 2 kavos puodelius. Tai yra espreso. Mes paspausime iš karto vienu metu 2 kartus ir mums iš karto padarys 2 espreso puodelius. 1, 2.
sensorius susidega, kad yra dabar gaminami 2 kavos puodeliai. Dviejų puodelių gaminimo procesas baigėsi. Taigi, mėgaukitės puikia kava.